Tai va, o abejoti yra visiškai žmogiška ir, sakyčiau, netgi sveikintina. Gerai. Ingrida, jums žaidimas. Antra dalis, dabar Ingrida aiškina, Gitanas mėgina atspėti, kas yra turima omeny. Du žodžiai. Procesas, kuris vyko spalio mėnesį. Variantai? Spalio mėnesį Lietuvoje. Lietuvoje. Jūs biudžeto pateikimas? Baikit, daug paprasčiau viskas. Konservatorių partijoje. Ai, demokratijos šventė? Taip, demokratijos šventė. Bravo. Gerai, judam toliau. Toliau. Pikti žmonės, kurie socialiniuose tinkluose rašo panašius dalykus, kuriuos rašo anoniminis Delfio komentatorius. Du žodžiai. Socialinis tinklas yra konkretus. Socialiniam tinkle rašo blogus dalykus, taip? Troliai? Konkrečios vietos troliai. Ta vieta yra populiariausias turbūt socialinis tinklas. Facebooko troliai? Taip, teisingai. Neblogai sekas. Dabar 3 žodžiai. Tai, kas anot premjero įvyko praėjusią savaitę, bet be Tapino. Vienas žodis reiškia pastatas su raudona žvaigžde, kitas žodis reiškia partija, trečias žodis reiškia pats atspėsit. Konservatorių sąmokslas su Rusija. Namas su žvaigžde yra Kremliaus sąmokslas su konservatoriais. perversmas. Taip, sąmokslas perversmas, principė